Taigi, sveiki gerbiamas Arvydai. Labą dieną. Šiandien pakalbėti, ačiū iš vis, kad sutikote pabendrauti, labai malonu iš Jūs palietėt tokią jautrią temą visom prasmėm, tai tema jautri ir dėl žmonių su negale. Ir kitas, tai tiesiogiai reforma paliečia ir ginčų komisijos veiklą. Taigi, kaip vertinate šiuo metu pristatomą neįgaliųjų socialinės integracijos reformą? Na, tikriausiai, jeigu vienu žodžiu, tai vertinu prastai. Matau eilę pavojų, kurie gali kilti ateityje ir tie patys neįgalieji, kur reforma daroma dėl jų, gali susidurti su rimtom problemom ir negalios nustatymo, ir socialinių išmokų ir taip toliau. Bet jeigu žiūrėti, kaip į teisės aktą teikiama, tai čia vėlgi, kaip teisės aktas yra aibė problemų ir šiaip jau reformos tokiu stiliumi jos nėra daromos. Jeigu mes paimsime neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pertvarkymą, paties įstatymo reiškia, naują redakciją, tai pamatysime, kad jis yra labai labai nekonkretus. Aš nežinau, kaip Seimo nariai gebės jį rimtai svarstyti ir teikti pasiūlymas, teikti pataisas, nes toks nekonkretus įstatymo projektas, jis iš esmės turėjo būti pateikimo metu atmestas Seimo. Tai kadangi man pačiam teko dirbti Seime, būti Seimo nariu, tai šiaip jau tokius įstatymo projektus mano kadencijos laikų, tai tiesiog mes grąžindavom ir net nepritardavom po pateikimo, bet tai čia dabar kiti laikai, tikriausiai kiti susitarimai, nes problema didžiausia yra ta, kad įstatymą šitą priims Seimas, Seimo nariai, o jisai yra nekonkretus ir jokios esmės jame nėra. Esmė bus po įstatyminiuose teisės aktuose, tai čia teisėkūroje labai aiški procedūra, reiškia priimamas įstatymas, po to įpareigojama vyriausybė, tarkim, parengti po įstatyminius teisės aktus. Bet pats Seimas jau juose nedalyvaus. Tai Seimas priima nekonkretų įstatymą, o esmę sudėlioja vyriausybė taip, kaip jai patogu, taip, kaip jai reikia. Dar vienas politinis momentas yra neigiamas, tai gerai, aš nematau jokių vertinimų, kas yra dabar blogai, kodėl reikia tą reformą daryti, ką reikia taisyti. Jokios neatlikta nei analizės, nei vertinimo, pagaliau kas yra dabar blogai. Tai visiškai nepadaryti namų darbai ir pateiktas, kaip jau minėjau, labai nekonkretus įstatymo projektas, neparemtas jokia analizė, jokiom prognozėm. O prognozės irgi, o kaip bus, kaip veiks šitas įstatymas ir tarkim, aš būdamas neįgaliuoju, kas man pasikeis į gerą. Aš to nežinau. Tai reformos taip nedaromos. Be analizės, be prognozių, be įvertinimo, be pasakymo, kas yra blogai, kas bus tvarkoma, kas bus taisoma ir kaip bus geriau, taip reformos nedaromos. Dabar, ta prasme, vėlgi įvertinama, kad viskas dabar yra blogai, bent jau taip aš iš pristatymų supratau, o priėmus šitą įstatymą, neįgalieji gyvens tarsi rojuje. Tai taip nebūna, čia yra paprasčiausias tam tikras blefavimas ir žmonių su negale apgaudinėjimas. Tai tokių dalykų, aš nežinau, jeigu mes save laikom civilizuotą demokratinę respubliką, kur iš tiesų valstybė, kur tos socialinės problemos yra labai svarbios, tai neturėtume taip mes elgtis. Tai toks ir vertinimas iš tiesų yra paruošta viskas prastai, niekas neįvertinta, tai taip ir vertinu. O kokie didžiausi trūkumai jūsų įžvalgomis, būtent šitos reformos? Kaip minėjau, tai pirmas didžiausias trūkumas, tai be jokios analizės, be jokio vertinimo, be jokių prognozių. Kitas didžiulis trūkumas, tai yra, kalbam apie žmonės su negale.
tai medicininis vertinimas ir negalios įvertinimą gali atlikti tik tai medikai. O pristatymo metu buvo labai pasakyta aiškiai, kad medicininė dalis turi būti minimalizuojama. Tai ką reiškia? Tai aš apskritai vertinu tokį veiksmą, kada minimalizuojama medicininė dalis ir kas tuomet nustatys, nes žmonėms turintiems sveikatos problemų, po traumų, po visokių kitokių nelaimių, kas nustatinės tą negalę. Tai čia yra medicinai yra pagrindas. Tai kaip yra namui pamatas. Tai dabar išimama pamatą ir kas tuomet belieka. Toliau kuriamas kažkokia tai agentūra, kur apskritai jos funkcijos kelia nemažai įtarimų. Tai dabar, jeigu pasižiūrėsime, tai prie savivaldybių labai sėkmingai veikia socialinės paramos centrai. Be abejo, ten pagalbos jiems reikia, tai reikia ir pagalbos žmogiškaisiais ištekliais, reikalinga pagalba ir finansinis pastiprinimas, bet yra visa struktūra. Ir jeigu jūs surinksite spcentras.lt, pamatysite, kad tai kiekvienoje seniūnijoje yra socialiniai darbuotojai. Čia teigiama, kad čia atvejo vadyba kažkas tai tokio ypatingo, bet iš tiesų ir atvejo vadybininkai dirba ir savo funkcijas atlieka socialinės paramos centruose. Dabar sukuriamas kažkoks tai monstras, agentūra, kuri praktiškai vadovaus, kontroliuos ir tvarkys finansus. O kas vadovaus? Kas vadovaus? Kol kas neaišku, tai niekas apie tai nekalbama, tai tikriausiai bus paskelbtas konkursas, kažkas tai laimės. Bet vadovas vos ten, kiek iš pristatymo teko girdėti, vadovas bus pakankamai visagalis. O kaip tada su socialinės paramos centrais? Tai jie atliks juodą darbą, o viską kontroliuos vadovaus, agentūra. Ir jau iš karto įvedamas tarp institucinis konfliktas, nes agentūra priklausys ministerijai, centriniai valdžiai, o socialinės paramos centrai priklausys savivaldybėms. Tai kaip tuomet kalbam apie vieno langelio principą, jeigu iš viso kuriama agentūra, kur net skirsis ir pavaldumas. Tai apie jokį čia vieno langelio principą net negali būti nė kalbos. Toliau, jeigu pasižiūrėsime, kuomet teigiama projekto pristatymė, buvo teigiama, kad žmonės turės pasirinkti, kokią išmoką jie renkasi, ar ten sumažinto darbingumo, ar pensijinę išmoką. Tai pagal visą tą pateikimą galima suprasti, kad šiaip dalį finansinių išmokų iš socialinio draudimo fondo dalis neįgaliųjų praras. Tai tuomet vėlgi klausimas, o kas kompensuos? Žmogui reikės valgyti, žmogui reikės būstą šildyti ir taip toliau. Tai kada jis praras, grubiai paskaičiavus, apie porą šimtų eurų, ir kiekvienoje savivaldybėje, kad ir mažesnėje, atkris, kokie tokių atsiras 300, 400, 500 žmonių, tai tada viskas guls, tos socialinės išmokos savivaldybėm ant savivaldybės pečių. Tai vėlgi bus pakankama problema, opi, ir vėl kils tam tikri nesutarimai tarp vietinės ir centrinės valdžios, o liaudis neatsitiktinai tikriausiai sako, kad dvi auklės vaikas be galvos. Tai čia liūdniausia, kad kentės žmonės, kurie ir taip yra likimo nuskriausti. Tai tikrai toks žmogiškasis
faktorius man irgi kelia tam tikrų abejonių, nes jeigu kalbant apie tą, reiškia, medicininę dalį, jinai yra minimalizuojama, tai ir apskritai viskas suplakama į vieną vietą. Tai aišku, kad turi būti ir socialinė pagalba, turi būti ten ir atvejo vadybininkai turi savo darbą ir dabar veikiančiuose socialinės paramos centruose, bet be medicininės įsamios dalies tai neįmanoma, ta prasme, žmogus turi turėti pagrindą. Jis turi turėti pagrindą, kad galėtų, pasirengti normaliai būsimam gyvenimui. Tai aplinka taip jinai yra svarbi, bet pagrindas tai yra žmogaus sveikatos būklė, žmogaus, reiškia, nustatyta negalia ir tai gali įvertinti tik tai medikas pagal medicininius duomenis, pagal specialistų išvadas ir panašiai. Dabar viskas suplakama į vieną vietą ir ta kitas etapas, kurio be abejo svarbi yra aplinka ir, kaip jau minėjau, ir socialinių darbuotojų darbas suplakamas su negalios nustatymu. Ir toks požiūris į žmogų kaip į pilką masę, nes ta medicininė dalis, jinai, kaip minėjau, minimalizuojama, bet tai kiekvienas žmogus su negalia yra skirtingas. Vienas turi judėjimo aparato, judamojo aparato problemų, kitas vidaus ligų problemų, širdies kraujagyslių, pagaliau, reiškia, žmonės su psichinė negalia irgi gyvena savo gyvenimą ir reikalingas medicininis įvertinimas ir medicininė požiūris ir medicininė atjauta. Dabar jie, reiškia, suplakami į vieną vietą ir lyg tai ten aplinkos tvarkymas ar tie atvejo vadybininkai sutvarkys jų gyvenimą. Tikrai taip nebus. Tai kaip ir jūs pradžioje paklausėte dėl šitą reformos apskritai, ta prasme, trūkumų, tai čia jau prognozėse matau rimtas problemas, kurias nežinau, kaip teks spręsti. Jūs užsiminėte apie finansinę pusę, būtent neįgaliųjų. Kas gali kisti konkrečiai? Kaip gali sumažėti pajamos būtent neįgaliųjų? Tai kaip aš jau minėjau, tai pajamos jos elementariai, kadangi pasirenkama tik viena išmoka, reiškia dalies išmokų, kurias žmogus dabar gauna iš socialinio draudimo fondų, jis negaus. Tai vis tiek reikės jas kažkaip tai kompensuoti ir ką jau ir pradžioje, tai labai elementarūs paskaičiavimai. Tai jeigu, tarkim, netenka žmogus su negalia, o tokių mano vertinimų gali atsirasti iš skelbiamų 147 000 gali būti ir trečdalis. Tai savivaldybėse, jeigu po 3, 4, 500 žmonių padauginkim iš 12 mėnesių, tai gaunasi jau netoli milijono. O vis tiek tai elementarus klausimas, iš kur savivaldybės paims tą milijoną. Čia klausimas ir iš karto, ta prasme, užprogramuojamas centrinės valdžios konfliktas su savivaldybėm. Tai aš noriu dar pastebėti, tai kai jūs paklausėte ir dėl tos finansinės dalies, tai yra savivaldybių asociacijos, yra labai toks kritiškas vertinimas šitos reformos, nes aš vis tiek savivaldybių asociacija apima visas savivaldybės, visus regionus ir ten tikrai žmonės savivaldoje yra pakankamai kompetentingi ir tas jų nusivylimas būsima reforma ir pasipriešinimas ir kritiškas vertinimas, jisai turi argumentuotą pagrindą. Ir net nebejoju, kad savivaldybės irgi, ką jūs ir klausėt, reiškia dėl tų finansinių problemų, tai manau tą finansinę pusę iš tiesų, kada savivaldai pastoviai trūksta pinigų, ir pagrįstai, ta prasme, jos vis nori didesnių sumų, tai, nes realiai tai jos savivaldai yra arčiausiai žmogaus. Tai manau, kad jie paskaičiavę yra ir tuos finansinius kaštus, kurie po šitos reformos gali užgriūti savivaldybių pečius. Pagal jūsų pasakojimą viskas labai gražiai susidėlioja ir susidaro tokia nuomonė, kad savivaldybės apguls jūsų minėtos finansinės problemos.
ir finansinės problemos, ir žmogiškosios problemos, nes, kai kalbama, kad žmogus viską vietoj gaus, tai artimiausia vieta tai yra savivaldybė seniūnija. Tai kaip jau minėjau, socialinės paramos centruose tai yra išvystytos struktūros, pastiprinimas taip reikalingas, bet tai yra arčiausiai žmogaus. Ir kas geriau gali žinoti, jeigu ne seniūnas, žmonių su negale problemas savo seniūnijoje. Dabar vėlgi, jeigu jūs kalbėjote apie finansus, tai skelbiama, kad šita reforma kainuos apie 6 milijonus. Tai įvertinus Lietuvos išlaidumo indeksą, kuris yra 2,3, tai yra išlaidumo indeksas, kada, tarkim, reformos pradinė sąmata skelbiama 6 milijonai, o iš tiesų tos reformos, reiškia, atsieina 2 su trupučiu kartų brangiau. Tai pasižiūrėkit, gaunasi suma 14 milijonų. Tai jeigu šitą reformai skiriami tokie pinigai būtų skiriami neįgaliesiem, tai aš manau, kad jų gyvenimas tikrai pagerėtų ir techniniam priemonėm, ir kažką tai savivaldybėse, seniūnijose pritaikant ir takelius ir panašiai. Tai čia tiesiog manau, kad su ta reforma, ta 14 milijonų irgi bus nuskriausti žmonės. Kitas momentas, kas man dar iš žmogiškosios pusės užkliūna, tai iš tiesų, kad pateikiant ir kalbant apie reformą, ką pristatė ministerija, pristatydama, praktiškai nuvertina dabar tą socialinių darbuotojų, medikų darbą. Juk jie atlieka, ypatingai socialiniai darbuotojai, tai ir jų net ir apklausose darbas vertinamas labai pozityviai. Tai jie arčiausiai žmogaus, jie pakankamai įsigilinę į problemas, jie atsakingai tikrai dirba savo darbą, o dabar skelbiama, kad yra viskas blogai. Tai reiškia, ką? Ministerija vertina, kad socialiniai darbuotojai blogai dirba. Aš su tuo negaliu sutikti. Tai čia yra tas žmogiškasis faktorius, požiūris į žmonės, kurie dirba tą darbą kasdien, ir manau, kad jie labai yra svarbus žmonėms su negalia. 2021 metų pabaigoje buvo vykdytas STT tyrimas ir jame numatoma, kad neįgalumo ir darbo nustatymo tarnyba kaip korumpuota vertinama 85% Lietuvos gyventojų. Kaip pakomentuotumėte šitą faktą? Taip, aš tą statistiką, tą vertinimą mačiau, STT tarnybos ir, kaip pasakyti, labai blogai. Ir tie skaičiai iš tiesų yra siaubingi. Tai tiesiog klausimas ministerijos vadovybei, kodėl netvarkoma šitas sritis. Ir tai, ką jūs dabar užsiminėte apie korupciją, tai mes ir ginčų komisija praktiškai galim įtarti, kad tie dalykai vyksta. Mes neturim įrodymų, bet aš manau, kad specialiųjų tyrimų tarnyba atsakingai atliko tą vertinimą ir šitie skaičiai atspindi tai, kas vyksta, koks darbas vyksta šitoj tarnyboje ir kad jisai nėra pakankamai skaidrus, tai šitas sektorius be abejo turi būti tvarkomas. Tai kai jūs užsiminėte apie šitos skaičius NDNT tarnyboje, tai dar aš vieną norėčiau atkreipti dėmesį apie reformą, kai yra pristatoma, tai paprastai būna jos korupcinis vertinimas. Man neteko matyti, kad neįgaliųjų socialinės integracijos reformoje būtų pateiktas antikorupcinis vertinimas. Tai kas galėtų paneigti, kad korupcija po šitos reformos tik tai augs ir didės. Ir kuomet įvedama dar papildomai viena institucija ir, kaip aš jau minėjau, tikrai bus nesutarimų ir problemų kils, tai greičiausiai didins ir korupcijos rizikas. Ir kai ten kalbama apie tai, kad atvejo vadybininkai kažką tai, reiškia, spręs namuose ir panašiai, tai namuose prie uždarų sienų, tai yra pakankamai bloga vieta tam tikriem ir neteisingiam, neteisėtiem veiksmam. Tai čia dėl
ir korupcijos dabar, ką jūs paminėjote dėl NDT tarnybos, skaičiai yra siaubingi, bet perspektyvoje manau, kad šita reforma tik tai pablogins situaciją. O sakykit, kokią įtaką šita reforma turės ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbui? Nu, kaip pasakyti, iš viso yra planuojama panaikinti ginčų komisiją. Tai prisidengiant šitą reformą ir pasiekmės, aš irgi manau, kad prie tų neigiamų pasiekmių, nes mes tenkinam 43,31% žmonių su negalia skundų ir žmonės jau dabar kreipiasi į mus ir tiesiog tiesiai šviesiai sako, tai kur mums tada reikės skųstis, jeigu jūsų nebeliks. Tai mūsų darbas tikriausiai taip. Gal kažkam to ir veikia, kad žmonės neturėtų kur pasiskųsti? Greičiausiai gal ir taip, nes labai keista ministerijos reakcija, kada jie pamatė, tokius skaičius, tai jie konstatavo, kad, mes beveik pusę žmonių su negalia skundų tenkinam. Tai buvo mums tiesiai šviesiai pasakyta, jūs pagalvojat, kaip jūs bloginat statistiką. Tai kas svarbiau, ar žmogaus sveikata ir objektyvus jo sveikatos įvertinimas, ar kažkokia statistika. Tai nebeliks mūsų, tada bus nuliai ir nebebus problemos. Aš taip įsivaizduoju ginčų komisijos naikinimą. Tai mūsų nebelieka po reformos. Taip reikia suprasti. Bent jau taip yra pateikime, taip yra projekte. Ar žinot, ar gal numanot, ar įstaiga, kuriai po reformos patikėta neįgaliųjų skundų nagrinėjimas, turi medicinos specialistų, darbuotojų, medikų? Tai yra perduodama administracinių ginčų komisijai. Kiek aš žinau, planuojama, kad įvykdys savo funkcijas, medikų jinai neturi. Bet ir kaip ir pačioj pradžioj kalbėjom, tai medicininė dalis yra minimalizuojama. Ir medikai praktiškai išimami iš neįgaliųjų negalios vertinimo, iš neįgaliųjų specialiųjų poreikių vertinimo, tai pagaliau net ir iš žmonių su negalia skundų vertinimo išimami medikai. Tai kiek pagal visą tą planą ir projektą, tai toje institucijoje, kuri, tikriausiai turėtų vykdyti ginčų komisijos funkcijas, medikų nebelieka, tai aš manau, kad jau ir ta prasme tai yra didžiulė skriauda žmonėms su negalia. Apart to, kad kaltinimai mums metami, kad mes tenkinam tokį didelį skaičių skundų, bet tas tenkinimas mūsų sprendimai yra pagrįsti. Tai yra pagrįsti objektyviais duomenimis, medikų, specialistų išvadomis ir tais kriterijais, kuriais mes vadovaujamės priimdami sprendimus. Tai, kaip pasakyti, mūsų priimtus sprendimus NDT tarnyba turi teisę skųstis teismui. Bet nei vienu atveju, nei vieno mūsų sprendimo NDT tarnyba neapskundė teismui. Tai kuomet vyksta diskusijos, kad čia mes per daug tenkinam neįgaliųjų skundų, tai mano atsakymas tiek ministerijos atstovams, tiek ir NDT atstovams yra labai paprastas. Tai paduokit į teismą ir teisme išsiaiškinsim, kas teisus, o jeigu nepaduodat, tai jūs puikiai žinot, kad jūs esat neteisūs. Nes tai, ką priima ginčų komisija, aš kaip jos pirmininkas tikrai kiekvieną sprendimą galiu mūsų priimtą apginti teisme. Ir juo labiau, jeigu žiūrėti, kai kurių sprendimų teikėsi NDT tarnyba nevykdyti ginčų komisijos sprendimų, kas privaloma teisės aktais, tai yra numatyta neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kad jie privalo vykdyti mūsų priimtus sprendimus. Ginčų tvarkos apraše irgi įtvirtinta, kad jie privalo vykdyti mūsų sprendimus. Tai, kaip minėjau, jeigu jie nesutinka, tai jie gali atiduoti į teismą, bet tokiu atveju nebuvo, kad jie paduotų į teismą. Tai yra kai
kurie neįgalieji yra padavę ir į teismą, yra apskundę ir Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui, ir Seimo kontrolierių įstaigai. Tai tokią šiandien turim situaciją. Ir kai jūs klausit dėl to 85% NDNT korupcijos indekso tokio aukšto, tai galbūt ir tokiuose veiksmuose, kuomet ginčų komisijos sprendimai nevykdomi, irgi slypi tam tikri negeri dalykai. Jeigu aš teisingai supratau, tai neįgaliųjų neįgalumo lygį nustatinės ne medikai, o tai tada kas dar gali atlikti tokią funkciją, kuri čia tiesiogiai susijusi su medicina? Ne, truputį gal, ta prasme, aš neaiškiai ir pasakiau, bet pradiniam etape bus komisijoje NDNT tarnyboje medikai. Bet toliau skundą, kaip dabar ginčų komisija, tai mūsų nariai yra iš dviejų dalių. Vieni yra teisininkai, kiti yra medikai. Tai aš kalbu, kad jau kuomet skūs, o manau, kad nepatenkintų sprendimais išliks ir toliau pakankamai aukštas procentas neįgaliųjų, tai jau jie apskūs institucijai, kur medikų nebus. Tai čia jau apskundimo atveju. Taip. Supratau, čia jeigu jau žmogus kreipsis ir skūsis, tai jau priiminės skundo sprendimą komisija be medikų. Taip. Supratau. Ar ši reforma jums neprimena jau Lietuvoje anksčiau vykdytų reformų? Geras klausimas. Na, manau, gerai pagalvojus, rimtai pagalvojus, iš tiesų ne vieną net reformą. Tai anoj Seimo kadencijoje, prisiminkim tą, reiškia, urėdijų reformą, kuomet buvo, reiškia, irgi centralizuota, kas ir dabar daroma, tai tas centralizacijos mechanizmas ir principas centralizacijos jis ir toliau tęsiamas. Na, kažkas tai panašaus priimta buvo dėl sveikatos reformoj. Irgi, ta prasme, paslaugos medicininės atitolinamos nuo žmogaus. Irgi vykdoma centralizacija, tik tai, reiškia, didieji centrai, Kauno klinikos, Santaros klinikos, o periferijoje gydymo įstaigos uždarinėjamos. Tai panašiai ta centralizacija vykdoma dabar ir šitoj teikiamoji socialiniai reformai, jinai yra užprogramuota. Tai žinant tą centralizavimo, reiškia, principo žalą piliečiam, tai centralizacija socialiniai politikoje, man apskritai, jinai sunkiai suprantama. Kaip tik tai turi būti visa socialinė politika, kaip ir sveikatos politika, eiti link žmogaus, kad žmogus gautų svarbiausias, būtiniausias paslaugas toj vietoje, kur jisai gyvena, savo savivaldybėje, savo seniūnijoje. Dabar viskas, reiškia, centralizuojama ir perkeliama į centrą. Na, dar vienas tokia mintis, tai su elektros rinkos liberalizavimu. Praktiškai dabar tas centralizavimas socialinės politikos irgi yra savotiškas liberalizavimas. Tai liberalizavimo pasekmės elektros rinkoje dabar mes turim didžiulės išaugusias kainas, iš viso žmonės susipainioja, vieni, reiškia, pasiliko Ignitį, kiti perėjo į Perlą, po to Perlą, reiškia, įvyko tai, kas įvyko. Tai aš manau, kad panašiai kažką tai matysime tikrai ir socialiniai politikoje tas pasekmės, bet tai siaubingiausia ir baisiausia, kad žmonės, kurie ir taip yra nukentėję, ar dėl sveikatos problemų, ar dėl patirtų traumų, ar turintys kažkokias kitas nelaimės, dar jiem bus sukeltos papildomos problemos. Tai, o tas liberalizavimas, tai pagal Lietuvos tradiciją, jisai neretai baigėsi ir privatizavimu. Tai kas galėtų paneigti, kad čia ta socialinė visa politika per agentūrą, labai patraukus privatizacijai pavadinimas, reiškia, tos įstaigos nebus įvykdyta privatizacija. Tai kas būtų baisiausia. Visa tai išgirdus labai kvepia korupcija. Kaip Jūs manot, ar gali padidėti korupcija po šitos reformos? Tai,
kaip pasakyti, nesu 100% garantuotas, bet rizika, kad padidės korupcija, yra tikrai didžiulė. Ir, na, kaip jau minėjau, keisčiausia, kad apskritai reformos antikorupcinis vertinimas neatliktas. Aš manau, kad jis neatliktas galbūt ir sąmoningai, kad neišlystų galimi potencialūs korupcijos masto augimai. Ir toliau, kai įvedami atvejo vadybininkai, na, man truputį primena, žinot, kai buvo su vaiko teisių specialistais. Tai dabar tie atvejo vadybininkai, kokia jų profesija, kokia jų kompetencija, kokia jų atsakomybė. Na, teko girdėti kalbų, kad ten vaiko teisių specialistais dirbo žmonės su kriminogeninė praeitimi ir, na, Bizmailovai ir visokie kitokie nesena istorija. Ir teko girdėti net kalbas, kad ateidavo į šeimą, į namus ir reikalaudavo kyšio. Na, jeigu susimoki 1000 eurų, tai neimu vaiko, jeigu nesusimoki, tai paimu. Tai, na, kaip pasakyti, tokias kalbas girdėjau, bet galbūt kiekvienoj kalbose yra ir tam tikra dalelytė tiesos. Tai baisu, kad dabar su atvejo vadybininkų darbu irgi neatsitiktų kažkas tai panašaus kaip su vaikų teisių specialistais. Irgi ir vaikų teisės yra jautri sritis, bet nemažiau jautri yra ir žmonių su negalia sritis. Tai šitos rizikos tikrai išlieka ir, na, jūs irgi uždavėt klausimą, reiškia, dėl pasikartojančių kažkurių tai dalykų ar panašiai vykusių dalykų reformų, tai, na, pakankamai yra didelė tikimybė, kad gali pasikartoti ir panašios neigiamos istorijos ir su korupcija. Tai ir socialinės reformos galim turėti to padidintos korupcijos rizikas po jos įvykdymo. O sakykit, kuom traktuojama, kodėl nebereikalinga ginčų komisija tokia, kokia yra šiai dienai? Tai ne tik tai, kad kokia šiai dienai, nes ginčų komisija, tikrai gerą klausimą uždavėt, neiškeliami kažkokie tai nauji tikslai ginčų komisijai uždaviniai ar kažkaip tai jinai pertvarkoma, o iš esmės naikinama. Iš esmės naikinama. Tokios kaip ginčų komisijos, jos nebeliks. Tai ginčų komisija veikia 17 metų. Iš tiesų per 17 metų atsirado ir patirtis, ir kompetencija, ir žmonės daug metų dirbdami kaupia žinias, kaupia patirtį, vertina subtilybės, bet, nu, mano toks, ta prasme, įtarimas, kad tie 43,31% tenkintų žmonių su negalia skundų buvo, na, tas paskutinis lašas, kur reformoje buvo įtraukta, kad ginčų komisija turi būti naikinama. Tai jeigu pasižiūrėsim apskritai Jungtinių tautų konvenciją, tai tokia kaip ginčų komisija tiesiog privalo veikti, nes ten numatytos 2 institucijos, kuomet gali žmonės skųstis, tai yra ikiteisminė institucija ir toliau, jeigu, kaip minėjau, mūsų netenkina žmogaus mūsų sprendimas, jis gali skųsti administraciniam teismui. Tai dabar Lietuva pasirašiusi įpareigojimus išima ikiteisminę grandį su tikrai milžiniška patirtimi, tai aš nežinau, kaip čia mes atrodysim ir tarptautiniu mastu, jeigu žiūrint, tai, na, kiek teko susipažinti ir su Skandinavijos, su Lenkijos, su Britanijos veikiančiom sistemom, tai, nu, nėra taip, kaip dabar planuojama daryti Lietuvoje. Tai praktiškai, na, sakyčiau taip, kad ta reforma, tai bandoma arklį pastatyti paskui vežimą. Tai, nu, taip tikrai nesidaro. Kiek girdėjau iš ministerijos, neva estų pavyzdys, bet estų pavyzdys tai nėra pavyzdys tas, nes Lietuvoje ne taip daroma kaip Estijoje. Tai čia, kaip pasakyti, kažkokia, nu, sava modifikacija estų varianto. Ir dar dėl ginčų komisijos naikinimo, tai, na, visą laiką susidūrėme su tokiu faktu, kad mes turim veikti kaip NDNT, neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybos padalinys. Ir kad mes savo sprendimus
turime derinti su NDT tarnyba. Atsiprašau, ginčų komisija yra savarankiška institucija, jai numatytos priskirtos funkcijos ir mes turim daryti tą darbą, kuris priklauso, o darbas, tai aš jau pacituosiu 5 Lietuvos Respublikos konstitucijos straipsnio 3 punktą, kur aiškiai pasakyta, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Tai va, ginčų komisija pagrindė ir vadovaujasi tą konstitucinę normą, konstitucinių principų, bet pasirodo kažkam tai yra netinkamas toks principas. Tai dabar, jeigu viską teisingai supratus, reziumuojant, jeigu neįgalumo komisija nustatys, kad žmogus vis dėlto negali gauti neįgalumo, jis yra ganėtinai sveikas, tai žmogus nebeturės kur kreiptis, kur apskųsti. Tai planuojama, kad jis galės apskųsti administracinių ginčų komisijoje, bet tai, kaip sakyti, tai turi būti medicininis įvertinimas, medicininių dokumentų įvertinimas. Kas ten vertins? Tai nėra medikų. Tai koks ten gali būti objektyvus vertinimas? Tai viskas, ta prasme, persikelia į politinę valią, taip galima sakyti, o ne vertinimą pagrįstą žmogaus sveikatos būklę, specialistų konsultacijom ir panašiai. Tai medicininis vertinimas jisai išimamas. Tai jau kaip minėjau, tai vis kalbama, kad reikia minimalizuoti medicininę dalį, kas man iš viso nesuprantama ir nei vienoj normalioj civilizuotoj socialinį teisingumą įgyvendinančioje valstybėje nėra tokio principo, kad žmonėms su negalia turi būti minimalizuota medicininė dalis. Supratom, aišku, ačiū Jums labai už pokalbį, labai dėkingi už naują ir šios dienos aktualiją. Taigi, gražios Jums dienos ir ačiū už pokalbį. Ačiū Jums už pokalbį. Sėkmės. Mes dirbame Jums. Ačiū, kad remiate ir prenumeruojate TV Eteris YouTube kanalą. Prenumerata nieko nekainuoja.